Lietuvos jaunieji ūkininkai kviečiami teikti paraiškas ir pasinaudoti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano priemonės parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui. Paramos gali kreiptis ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonės, kurias valdo ne vyresni nei 40 metų ir atitinkantys kitus reikalavimus asmenys. Remiama veikla – žemės ūkio produktų pirminė gamyba. Žemės ūkio valdoje pagamintų ir arba išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimas, įskaitant pirminį perdirbimą. Paramos gali kreiptis ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys, įregistravę ūkį, žemės ūkio valdą, priimantys sprendimus dėl ūkio valdymo. Jaunieji ūkininkai turi turėti kompetenciją, pasirengimą ūkininkauti, atitinkamą išsilavinimą ar kvalifikaciją. Paramos jaunieji ūkininkai gali siekti, jei pirmą kartą steigėsi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Paramos gali kreiptis ir juridiniai asmenys, kurių vardu registruota žemės ūkio valda ir kurių akcininkai ar pajininkai, visi valdymo organų nariai yra ne vyresni nei 40 metų fiziniai asmenys. Jei įmonė valdoma vieno asmens, jis turi turėti kompetenciją, kuri įrodo pasirengimą ūkininkauti. Kolegialiai valdomose įmonėse tokią kompetenciją turi turėti bent pusė valdymo organų narių. Į paramą gali pretenduoti įmonė pirmą kartą besisteigianti žemės ūkio valdoje. Tinkamos finansuoti išlaidos. Nauja ir naudota žemės ūkio technika. Įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga įskaitant programinę, transporto priemonės. Ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos. Naujų pastatų ir statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar paprastasis remontas, statybinės medžiagos. Infrastruktūra ūkininko valdoje. Daugiamečių augalų įsigijimas ir tų augalų sodinimas. Konsultavimo paslaugos. Negrąžinamas paramos dydis iki 60 000 eurų. Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. 80% išmokama nusprendus skirti paramą, likusi 20% išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Galima ir lengvatinė paskola iki 100 000 eurų. Bendra dotacijos ir lengvatinės paskolos suma negali viršyti 100 000 eurų. Daugiau informacijos apie paramos galimybes, tinkamumo sąlygas bei atrankos kriterijus rasite Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto puslapyje nma.lt.